Man tai prasidėjo žiauriai sunkiai. Aš kai atvariau pirmą dieną į laivą, man buvo žiauriai didelis stresas. Aš norėjau nebeplaukti, nes aš patekau į tarptautinę komandą ir buvo skirtingos tautybės, skirtingi žmonės ir tas maža erdvė laive ir aš taip sakiau, ne, ačiū, noriu išlipti. Bet po to prasilaužiau ir priėmiau tą iššūkį, užsiblokavau dėl kalbos. Tipo, save įsitikini, kad pavyzdžiui, žinai, pamiršti kokį žodį ir tada, geriau aš nešnekėsiu ir nesakysiu kažko. Ir šiaip, kai tave supa skirtingi žmonės labai, tu juos pirmą kartą matai, tu nežinai jų, tu esi laive, kur, ta prasme, tu plauki 8 valandas, tarkim, ir tau yra mažai erdvės, tu turi pastoviai komunikuoti, tu jų nežinai ir tau, jeigu yra kažkas blogai, tarkim, tu norėtum pašnekėti su tuo žmogum, kuris tau yra, pavyzdžiui, draugas, o čia nieko nėra, tik tai kažkokie svetimi žmonės. Tai va čia tas toksai iššūkis, kad turi apsitrinti ir turi perlipti per save, pradėti bendrauti ir panašiai. Kalbėjau labai daug su kapitonais, nes pirmą dieną, kai aš nenorėjau plaukti, aš kalbėjau su Paulium Kovu. Jis atėjo ir sako, galbūt tave ir įmetė į šitą situaciją gyvenimas, nes galbūt tau to reikia. Mes be galo daug kalbėjom aplamai visas dienas, jis ateidavo, klausdavo ir aš tiesiog priėmiau tos žmonės. Aš sau pasakiau, kad aš galiu ir aš neužsidariau, aš tiesiog ėjau, bendravau ir aš juos priėmiau tokie, kokie jie yra. Jie priėmė mane. Jeigu nesuprasdavo, ką aš noriu pasakyti, jie sakydavo, aiškink, kaip tu žinai per aplinkui ir panašiai. Tiesiog viskas po truputį ir dabar viskas yra gerai, labai gerai. Pas mus labai faini žmonės. Jie visą laiką paklauso, ar tau yra viskas gerai, jeigu ten, tarkim, darai užduotis, ar ten, pavyzdžiui, sėdi ir paprašai vandens, jie nueis, paduos, jie yra žiauriai nuoširdūs žmonės ir, sakyčiau, truputį geresni negu lietuviai, pavyzdžiui. Per šią savaitę išmokau buriuoti, prasilaužiau su savo anglų kalba, tikrai dabar pakankamai normaliai kalbu ir nebijau kalbėti, kaip prieš tai ten, gal biškį patylės ir panašiai. Aplamai didelė patirtis būti mažoje erdvėje, susikalbėti su žmonėm, komunikuoti, išklausyti ir panašiai. Dirbti komandai, vykdyti užduotis. Jeigu aš būčiau likus lietuvių komandai, man būtų patogu čia. Ta prasme, dėl kalbėčiau visą laiką lietuviškai, ten kartais reiktų angliškai pašnekėti, bet būtų patogu. Čia tas didesnis iššūkis, nes tu turi pastoviai kalbėti su žmonėm, kurių realiai nepažįsti, nežinai jų tautybę, bet nežinai, kokie jų charakteriai ir panašiai. Nes mes vis tiek lietuviai, mes atvažiavom su vienu autobusiuku, maždaug ten jau per tas dienas apsitrynę, maždaug jau žinai žmonės, o čia tave įmetė į tokią situaciją, kai tu nieko nežinai. Ir dėl to sustiprina iš tikro kaip asmenybė, aš manau. Aš galvoju, kad jau žiauriai kieta. Ir manau, kad bus dar geriau negu buvo šitą savaitę.